apie vėjolaužas, sniegolaužas visą laiką pasakoju, bet čia yra pasiekmė šituo atveju vėjo. Tai čia yra vėjolaužos, viršūnės nulaužtos, vėjovartos, medžiai išvirtę. Šitam būtent sklype turėjo užaugti eglynas, kuris kirsis 2034 metais. Turėjo kirstis pagal miškotvarkos projektą, kuris yra padarytas šitam sklype. Bet dėl vėjo, sakykime, didesnė įtaka turėjo vien dėl to, kad miškas auga palaukiai. Vėjas turi kur įsibėgėti. Vat pasiekmes, kurias reikia sutvarkyti ar nereikia sutvarkyti, nes visi žmonės, dažniausiai tie komentatoriai ir žalieji, kurie yra prieš miškininkus, jie įsivaizduoja, kad miškai turėtų būti neliečiami. Čia tą reikalą reikėtų, pavyzdžiui, sutvarkyti, ar ne? Būtų smagiau po tokį vaikščioti ar po prižiūrėtą. Yra ta rūšis miškų, po kuriuos smagu vaikščioti, tai juose net nebejoju, kad yra pridėta kažkokia tai miškininko ranka. Po šabarkštyną, žabaryną, priaugusių lazdynų, ievų ir taip toliau, nė vienam paprastam piliečiui, kuris gyvena mieste, nėra malonu vaikščioti, ne? Tai va, čia jeigu neprižiūrim, tokius paliekam, tai tada įdomiai atrodys. Tai dabar va tavo reikalą visą sutvarkyti, čia nuo tipografo, čia vėjo varta, vėjo lauža, konkretus pavyzdys, kas įvyksta su mišku, kuriam be priežiūros. Nors aš realiai pats jį atvažiuoju 2 kartus per metus. Tai va, dar šitas va išvirtęs va beržas, čia ant kurio stoviu, jis dar šiaip pilnas gyvybės. Jis dar nėra miręs dėl to, kai jis išvirtęs yra su visom šaknim ir dar realiai vegetacija vyksta, nes dar šakos gyvos, tai jis dar gali gulėti išvirtęs. Šiaip, kada patį medį išverčia su visom šaknim, jis dar ganėtinai nemažą laiko tarpą gali būti išvirtęs, dėl to, kad dar jis gyva. Realiai, jeigu mes paliktume miškininkai va tokius va miškus, nu įdomiai atrodytų vaizdelis, ne? Kai jau visas šitas reikalas sukris, visi tai šitie irgi vėl išlūžinės, nu bet kaip čia viskas turėtų atrodyti, nu įsivaizduokim dabar tuos medžius visus išvirtusius. Jau dabar čia yra, nu, misija neįmanoma praeiti, ne? Tai įsivaizduokim, kas bus, kai jeigu neateini dar 5 metus, kuo anksčiau sutvarkai, tuo greičiau viskas pradeda augti iš naujo. Mes negalim dirbti blogai, mums reputacija yra pirmoji realiai vietoj, žmonių pasitikėjimas irgi yra pirmam plane. Visos pusės turi būti išlošusios ir visi turi būti ir miško savininkas, ir rangovas, ir pardavėjas pačios medienos. Visos grandys jos turi uždirbti, tada jos visas bus patenkinti. Jeigu yra tie miško savininkai, kurie 100 eurų noriu gauti daugiau už kažko, aš dažniausiai tokius paleidžiu, nes ne viskas į pinigus remės. Reikia žiūrėti ir į servizą kokį, ką mes galim suteikti. Dabar kaip tik prie Grigiškių tvarko mišką, prie Šakių, Druskininkuose. Pats tas didžiausias darbų mastas, jis vis tiek išlieka pas mumis regione. Jeigu jūs turit miško, tai rekomenduočiau, jeigu patys neturit galimybių, tada bent jau kreiptis arba į mus, kad nuvyktume ir atliktume miško apžiūrą, bent jau preliminarę, už kažkokią sutartą kainą ir apsižiūrėti, ar jūsų miške kartais nėra va tokių darinių, kuriuos reikėtų sutvarkyti, jeigu nori turėti tvarkingą mišką.